Nepaisant to, jog dar visai neseniai praskridome ir mes, virš turbūt vienos labiausiai pamėgtų pajūrio lankytojų vietovių. Tai yra beveik 25 metrų aukščio skartis, nuo kurio atsiveria tik bekraštės jūros horizontas. Ten, kur savaitgalį sausakimšos automobilių parkavimo aikštelės, visais metų laikais ir praktiškai bet kokiu oru. Bet šios savaitės penktadienis tapo gera proga pakartoti tokį žygį į Olando kepurę. Juk taip retai žiemos viduryje savo kraštuose mes matome kaip saulė, tebūnie ir per debesis, pakylėję prisiminti, jog ir pavasaris ne už kalnų. Tad ir tas pajūris žiemos viduryje, užsukančios saulės akivaizdoje, atgyja visai kitomis spalvomis ir su visai kitokiais žmonėmis. Matyt, tik patys ištikimiausi klaipėdietiškai dvasiai įvertina nevaržomą laisvę ir kartu su vėju pėdina smėlėtų kopų takais. Tad ačiū, kad esate kartu su Klaipėda TV. Nepamirštate savo patiktukų ir komentarų. Ir iki greito susimatymo.